Ko gero, mėlyje, aš sutinku su jumis, kad mums nepatinka mūsų Lietuvos orai, mes turime rūpinti savo sveikatą ir turime rūpinti savo nosimi, kaip pirmuoju organu, kuris įkvepia orą. Todėl šnekuosi su gydytoja, kuri viską išmano apie nosį ir gerklę ir šnekėsime apie tai, kaip reikia prižiūrėti nosies gleivinę. Kaip plinta gripas, peršalimo ligos. Labai svarbu yra prižiūrėti savo nosytę. Sutarkime taip, šį sykį pašnekėkime apie vaikų nosytės. Vaikų nosytės yra ypatingai jautrios įvairiems vaistams, todėl nereiktų pradėti nuo mažumės naudoti įvairius vaistus, kai yra tokių priemonių kaip Prancūzijos Gomer kompanijos jūros vandens purškalas Fiziomeras. Tai yra natūralus jūros vanduo. Toks vienintelis produktas, kuris neturi jokių papildomų priemonių ir turi 80 natūralių mineralų ir mikroelementų. Ir būtent yra jis ypatingas tuo, kad jis yra izotoninis. Izotoninis reiškia toks pat, kaip yra mūsų organizmo skysčių, tiek pat yra toks pat druskos kiekis. Ir yra įvairios pakuotės. Mažučiams vaikeliams yra naudojamos ampulytės. Jos yra labai patogios naudoti, nes turi vieną dozę. Mažučiams vaikeliams nuo pat gimimo galima valyti nosytę, užlašinant ant vatos gabalėlio ir išvalant vieną nosies ertmę ir kitą. Taip pat galima panaudoti ir akytėm valyti, jeigu yra kokios problemos. Vyresniems vaikučiams nuo 2 savaičių galima naudoti jau Fiziomero purškiklį. Jis yra unikalus tuo, kad turi specialiai pagal naujas technologijas pagamintą saugų antgalį. Srovė yra labai švelni ir tiesiog jinai nėra didelio spaudimo, tokio grinai kokio reikia mažam vaikeliui. Bet štai lengvai paspaudimų matosi lengvas debesėlis. Bet štai pamačiau lašiuką likusi ant antgalio, o tai reiškia, sakykime, kad bakterija, infekcija negrįžta atgal į flakonėlį. Ne, šitas jūros vanduo jisai negrįžta atgal į indelį ir yra saugus. Jį tik tais reikia nuvalyti ir nuplauti, pavyzdžiui, karštų vandeniu ir bus kitam kartui higieniškas vėl naudoti. Tuo kart galiu sakyti, jis yra ilgalaikio vartojimo. Taip, jį galima naudoti ilgai. Gydytoja, bet ar būsiu aš teisus sakydamas, kad ko gero viena didesnių problemų yra ta, kad vaikučiai nemoka įsišnirpšti savo nosis. Tam yra atsiurbėjai. Nosytės gleivių atsiurbėjas. Jis yra ypatingas tuo, kad yra sukurtas naujas originalus, minkštas silikoninis antgalis. Jis yra švelnus, patogus. Lyg ir platoka yra viršutinė anga. Ne, jinai nėra platoka, jinai kaip tik yra tokia, kokia yra reikalinga, kad būtų anatomiškai prigludusi prie kūdikėlio nosytės ir gerai atsiurbtų. Taip pat jis yra saugus naudoti, nes jis turi vienkartinius filtrus, kurie yra keičiami ir jis yra ilgalaikio naudojimo. Gauti patį didžiausią efektą būtų geriausia po įpurškimo Fiziomero atsiurbti gleives. Tai mes geriausiai suteiktume mūsų vaikeliui komfortą. Fiziomeras šiuo atveju gali padėti ir susirgus, ir profilaktiškai. Taip, profilaktiškai Fiziomerą reikėtų naudoti kasdienai. Tai būtų vieną kartą per dieną tiesiog nosytės higienai. O jeigu jau jisai suserga, kai tų gleivių daug prisikaupia, ten dauginasi mikrobai, bakterijos, virusai ir jie nepasišalina iš nosytės, gleivės šitas tirštėja ir gresia komplikacijom. Tai ir kosulys, bronchitai, faringitai, ausų uždegimai. Tai kad viso to nebūtų, mums gali padėti Fiziomeras, kuris padės pašalinti tas gleives, suskystinti jas. Taip pat Fiziomeras turi dėl tų, kaip minėjot, turimų 80 mikroelementų, kalio, natrio, magnio, cinko, vario, turi antiuždegiminį poveikį.